taip pat, tai pradėsime jau nuo kitos savaitės pradžios. Ir pradėsime jau kitą savaitę vėl varyti ir kada mato pirmas turnyras 18 dieną jau Barcelonai prasideda turbūt Barcelonos turnyras, o toliau vėl matysim. Dabar dar turbūt vienas dalykas, dėl ko mums labiausiai nugaras skauda, kaip tavo nugara. Jau geriau, pas Barkauską jau keletą dienų lankomės ir stato visus kaulų sąnarius į vietą ir tai jau tikrai daug geriau. Paskutinės keletą savaičių padėjus apie galvas, kad ilgas mačas savo jau, kaip žinot, turbūt buvo prieš Doklą. Ir iškart po 10 minučių greit nusimaudžiau, tiesiai į lėktuvą, tai nei masažo, nei tempimų, nei dehidracinių visokiausių gėrimų, kad atsistatyti ir taip gavos, kad 53 valandas kelionė trunka. Pagavau vieną reisą, po to nusileido vienam miestą, tai autobusu dar teko važiuoti 3 valandas, tai ant tiek visi raumenys sušoko, kad jau pasisukt negalėjau. O tai va sėdėjau, daktaras sako, sulašai, o tada kaip ir taip pasisukdavau keletą centimetrų. Dar pagalvojau, užbėgiojau kažkaip tai. Kokiu būdu? Kiek pasisukdamas? Užstumdžiau kažkaip tai, bet po to jau prieš Vergaską sunkiau buvo. Dar vedžiau 5-2 jau, atsisėdom atsigerti ir jau tada atsistojau pilnai surakinu. Nebuvo šansų nei pajudėti, nei tikslo tęsti žaidimą, tai ir gavosi. Bandykite jūs nors klausti? Gana, aš tada dar pratęsant klausimą. Šiaip taip pasirašinėjau tokio MPTM, o šiaip vardas Žiūgai. Reiškia, sulotas, reiškia, atrodo taip iš skaičiukų, tik nematant žaidimo. Iš skaičiukų atrodo neblogai išsakęs ten tas mačas ir šitą, tiesiog gal pakomentuotum truputį, kaip ten vyko, reiškia. Tai pirmi 2 setai, reiškia. Pirmas setas buvo tikrai labai geras ir jaučiausi jau gerai ir ta nugara jau netrukdė, jau atrodė, kad viskas tikrai gerai. Ir antro seto vidury, man atrodo, prie 3-2 jo padavimas buvo 15-0 mano, jis man patrumpino, staigiai pradėjau bėgti ir nuo nugaros apačios kaip visą elektrą perėjo per visą koją. Ir nuo to laiko pradėjau šūguoti ir jau nieko negalėjau padaryti, nervų užspaudyti. Nervų užspaudyti dėl to, kad dar nugara nebuvo pilnai atstatyta ir vis tiek, kai atstačiau ją po Indienhauso kažkiek, tai nesitreniravau kiek daug. O čia dabar mačas, pirmas setas apie valandą užtruko, po to antro seto įtampa daug didesnė negu treniruočių metu ir ant galo visgi savo padarė ir užspaudė tą nervą ir jau paėt sunku buvo. Tai kažkaip dar atimtau iki antro seto galo nekviesdamas daktaro. Ir tada po seto iškviečiau, bet vis tiek nieko nepadarė, nes net 5 minučių darbas tas atleidimas tų raumenų ir nervų ir va. Taip ir gavosi tenai ir trečiam setui dar 3-0 vedžiau, 3 dvigulus padarė, aš jau vaikščiau, aš net nebėgiau, vaikščiau nuo kamuoliuko iki kamuoliuko ir jis kažkaip įsitempęs buvo, bet po to pamatė, kad aš jau nebepajudu, metras kamuolį šone ir nieko nedarau, tai pradėjo važinėti mane ir taip ir pasibaigė 6-3. Tai jeigu nenugara, tai kaip būtų pasibaigęs mačas su Nadaliu? Su kuo? Su Nadaliu. Jau apie Nadaliu, tada Čiava buvo. Spėjom visi. Menedžeris spėjom visi, kad laimės. Veraikis laisvai prieš Čiavą. Nežinau, sunku sakyti, nes to Nadaliu, kai iš vis nėra tekę žaisti. Nelabai mes pažįstame su juo, bet taip, kad žaisti nėra net tekę treniruotis. Bet būtų nelengva. Matėm, kad ir prieš Lopesą nebuvo lengva. Drąsiai, darykit visus klausimus, kas įgulėt. Ar viskas? Ričardai, kaip pats manai, kaip būtų pasibaigęs mačas su Gardasko, jeigu nenugara? Na kaip jūs dabar sakot, kaip būtų pasibaigęs mačas? Vedžiau 5-2, kaip lyg ir viskas gerai. Kartais, kas tenai pralaimėjo, Smičiakas prieš Kolšraiberį turėjo 3 ar 4 matchpointus ir pralošė. Galima ir jo paklausti,
Tai būtų, jeigu... Bet to vienas setas tada ne visas mačas. Čia aš būtent dėl to ir klausimas, mes visi žinom. Labai sunku pasakyti, nes Gal jis kitaip pradėtų žaisti, gal aš kitaip pradėčiau žaisti, čia dar tik pradžia, pirmas setas. Bet to jų patyrimas yra šiek tiek didesnis, jie paskirsto vėras kitaip. Sakė, kad čia pasakyti, kad Ir nuo būtum 5 laimėjęs. jisai beveik nė vienos klaidos nepadarė. Kaip dar iki to. Bet tu tos nesužinosi, čia nieko nepadarysi. Tas setas gal ir būtų nuėjęs tavo, bet toliau pasakyti yra labai sunku. Jie reikiamų momentų prideda tiek, kad kartais atrodo nebėra jiem iš kur kažką tai padaryti. Taip iš dangaus, kai pradeda šaudyti. Bet tai ir yra klasė už tai. O čia, žinai, tai būtų pasibaigę, jeigu būtų tiek. O šiaip iš varžovų dabar jau vis tiek į tą aukščiausią lygą realiai įkopė, ne šiemet jau visi ten pavardės tokios, kur ten galvos vaikstai išgirdus, žinai. Kas įspūdingiausia palikęs šiaip, su kuo teko šiemet? Žaisti prieš ką pačiam? Žinoma, Ferrerą. Ir Rodikas taipogi, tai yra tie patys žymiausi žaidėjai ir palieka įspūdį didžiausią. O su kuo norėtum dabar? Išlikusių 4, 5. Galime kviesti. Labai norėtųsi, tik daug vienas visai sužaisti. Žinai, po ratą kiekvienas su Ir finale prieš Rodiką pasikartoti. Ja, prieš Rodiką ir prieš Ravaničį pasikartoti. O taip tai aišku, su jais yra gerai žaisti dėl to, kad pats pačiam bagažas kraunasi nemažas. Nesakau, jau pas juos gal ten žaidimo, tarkim, Ričardo žaidimas gal, sakykime, neklyginant su Rodiku yra greitesnis. Tik padavimas nėra greitesnis, bet visas žaidimas, visa technika, sakykime, yra tokia šiuolaikiškesnė ir greitesnė, bet bagažas, tarkim, kaip reikia padaryti reikiamų momentų ir ką, tai dar reikia pasimokyti. Pasirinkimas taškų taip kamuolių, bet tas ateina viskas su laiku, čia ne taip atrodo, kad gerai, žinai, ten, bet kai reikia padaryti kažką, tai po to po mačo pagalvojam, kad gal reikėjo ne taip padaryti tą tašką, arba vieną kitą tašką. Tai tas ateina viskas su laiku, bet tie yra jau, žinai, kurie lošia arba 20-ukė, arba 50-ukė pasaulio stovi po 10 metų, tai žinai, jie žino kiekvienu momentu, kaip išnaudoti tašką ir kaip to padaryti blogiau. Čia ir yra meistriškumas, tas tikras meistriškumas. O mušt kamuolį moka absoliučiai visi. Ten 150 ar 30 pasaulio žaidėjas. Dabar jau nėra tokio didžiulio skirtumo, kai buvo ten prieš 10 metų, tarkim, jeigu jis esi 50-ukė, tai ten su 150 ar 200 nėra kas daryti. Tai dabar su visais, kiekvienas turi žaisti. Tie patys gal pirmo 5-tuko žaidėjai tokie yra, nu, taip dar kitoj planetoje vis tiek stovi, bet visi kiti tai yra žaidžiami, atžaidžiami ir taip pat laimėt gali. O dar visiems turbūt rūpimas klausimas su Deivis Kapu ir po paskutinio ten daug pačiam nelabai pasisekė su sveikata, o ateities planai kažkokie jau įsivaizduoji, žaisi, nežaisi. Bus matyti. Kol kas niekas nesikeičia, tai bus pasakysim vėliau, dabar kol kas labai neaišku.